Ruošėmės iš anksto, vaikščiojom į treniruotės, kartu susitikinėjom, važinėjom dviračiais, riedučiais, bėgiojom. Nusiteiko, žinau, kas maždaug bus, tai per daug ir nepergyvenu. Kaip bus, tai bus. Nu, aš tai plaukimo nerimi labai bijau, nemoku. Dėl to ir labai įdomu. Baimė ne mūsų jausmas. Bėgsim pradžią labai greitai, o po to bandysim pabaigti. Jau žinom atsakymus praktiškai. Nu, kokios laikysis taktikos orientacininkai, tokios ir mes laikysim. Bėgt paskui ką nors su taktika. Tikslas aplenkti trenerį ir merginas, kad iš komandos šešetuko būtumėm pirmi. Susitiksim svarbiausia finišė, jau viskas aišku. Svarbiausia finišė. Jie pasikeis kokius 6 kartus, aš juos pažįstu. Paskiau paskambinsit, kai pasimti. Mums svarbu aplenkti merginas. Ne, labai saugiai prašau būti, labai saugiai, vis dėlto miestas, svarbiausia, ne? Šiais metais užduotys kaip ir visuomet yra ganėtinai įdomios, tokios pilnavertės, dar įvairiapusiškesnės, dar daugiau jų yra, tai čia daug yra rebusų, daug galvosūkių, bet visi ir dabar sprendžia. 6 metų istorija rodo, kad augimas yra nerealus, jaudulys, virpulys, viskas yra nerealu. Šių metų Vilnius Challenge yra rekordinis, 1450 dalyvių, tai didžiausios multisporto rungtynės pasaulyje. Skubėjo 6 metų, vis tiek laimėt. Sergam, 2 sūnus dalyvauja. Pametėt partnerį? Jo, dingo, bėgo priek ir dingo. Kaip jau dingai? Puikiai, va. Žiauriai gerai, mes pirmam 10-uke, taip ar ne? Ar ne? Kaip ten yra? Ne? Mes ne pirmam? Nu tai nieko, bet pasiekime. Nu, mes nusiteikusios, kad mes vis tiek nelaimėsim, bet mums labai gerai sekasi. Aš maniau, kad bus prasčiau, bet viską randam ir gan greitai. Gerai, tik kankint mane, kolega. Būtų viskas gerai, bet... Susipyko? Už tai, kad jūs tas grybauja. Kolega mano. Tai kuo dabar grėsia? Apsišaukėm. Iškėp sakė, nebebėg su manim daug. Gerai.
I want to quit now. No, I'm just kidding. We're gonna finish this. Sunkiausia rungtys yra mėšlungis, ypač kai išlipi iš upės. Jis kažkaip visada taip būna. Metai iš metų. Sunkiausia rungtys kiekvienais metais. Mėšlungį. Įveik mėšlungį. Labai faina. Kaip po karo. Netgi nesitikėjom, kad spėsim. Laikas geras. Iki finišo laiko. Atsistatymo vakarienė, kaip priklauso ryžiai, vištienos, salotos. Kam tu pasakoji tas pasakas, melagė tu? Mes važiuosim į McDonald's. Manim mama tiki dažniausiai. Nerealas, nejaučiu nieko, nei rankų, nei kojų. Tik džiaugsmą. Džiaugsmą toj griūsiu. Šiaip buvo sunku, bet kaip randi papildomas motivacijos, tai gali daugiau negu galvoji. Susitiksim kitais metais. Tuo pačiu laiku. Finiše.